Labadiena, gerbiami kolegos. Šiandien, kaip ir įprasta, turime seminarą. Seminaras yra skirtas produkto idėja statikai, sakykime, naudotojams ir ne tik. Na ir pagrindinė tema yra plieninių jungčių projektavimas su idėja statika ir ką būtina žinoti. Tai ta galūnė, ką būtina žinoti, čia parašyta, sakykime, labai abstrakčiai. Iš tikrųjų, pabandėme surinkti tam tikrus klausimus arba, sakykime, kai kurius netikslumus, su kuriais tenka susidurti konsultuojant klientus. Ir pabandėm apibendrinti ir išvesti tokį kaip ir tą tematiką padaryti seminarą, kur mes galėtumėm ateityje, sakykime, tų pačių klaidų ar problemų neturėti. Tai, kaip ir minėjau, ta tema, ką būtina žinoti, tai mes, aišku, čia neperbėgsim visko, nes iš tikrųjų, ką būtina žinoti projektuojant konstrukcijas yra labai daug. Ir turbūt čia bus toks kaip pirmoji dalis šitokio tam tikros serijos ir aš manau, kad ateityje ta serija tikrai galės prasiplėsti ir mes galėsime aptarti daugiau, sakykime, klausimų, kurie iškyla jums. Tai aš taip pat būsiu dėkingas, jeigu jūs naudodamiesi chat aplinką gal iškelsite tam tikrus klausimus. Aš pasistengsiu seminaro pabaigoje juos atsakyti gyvai. Jeigu matysim, kad tai, sakykime, yra daug klausimų, daug reikalingo laiko, tai savame aišku, prie visų klausimų aš pasistengsiu grįžti jau, susisiekiant konkrečiai su klausimą uždavusiu žmogum. Ir tai ir tiek. Tiesa, norėčiau tik paklausti, ar tikrai viskas girdisi, gal jūs galite pasinaudodami chat aplinką man brūkštelt, ar garsas jūs pasiekia. Taip, matau, kolegos patvirtina. Taip, tai gerai. Gerai. Taip, tai galim pradėti ir plieninių jungčių projektavimas su idėja statika, ką būtina žinoti. Iš tikrųjų, sakykime, visą tą gamą klausimų, kuriuos reikia apgalvoti ir tam, kad suprojektuoti tinkamai mazgą šiuo atveju, galima būtų suskirstyti į 3 tokius pagrindinius punktus. Tai yra, pirma, tai yra apskritai žinot, kaip skaičiuoja programa, jos nustatymus, nustatymus, kurie yra pagal nutylėjimą jau nustatyti, ir klausimas, ar mums reikia juos kažkiek tai koreguoti ar ne. Antras punktas tai galėtų būti jau pats geometrijos, sakykime, šiuo atveju mazgo, plieninių konstrukcijų mazgo sudarimų ir atraminių sąlygų bei apkrūvų įvedimo klausimų, kuriuos, sakykime taip, kiekvienas inžinierius turėtų savo iškelti klausimą, ar teisingai aš tai padariau, save, sakykime taip, paanalizuoti, pakritikuoti save ir tada žengti tolyn. Ir trečias klausimas tai yra tiesiog jau rezultatų interpretacija ir čia šiuo atveju taip tikrai labai didelė dalis inžinierių, sakykime taip, didelė dalis atsakomybės tenka pačiam inžinieriui, jo rezultatų interpretacijai ir tolimesniam darbui. Tai
nieko nelaukdamas norėčiau peršokti į pačią idėjos statikos aplinką. Taip, to, ko turėtų matytis. Ir panalizuokime tokias kelias, tiesa, aš gal šiek tiek skubotai perbėgau. Tuoj, new share. Taip, čia. Pirmas, sakykime, dalykas, į ką tikrai reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra apskritai, štai va čia netgi parodyti paveiksliukai, kokį mazgą mes turime, visų pirma, patys savo turim atsakyti ir kurį mazgą mes projektuojam. Net čia štai su žalia varnelė pavaizduotas, sakykime, mazgas, kur visi komponentai, visi jos kolonos ryšiai, jie kertasi iš principo vienam ir tam pačiam mazge. Tai yra, jeigu žiūrint pagal globalios analizės sistemą, tai yra mazgas, į kurį ateina visi mūsų komponentai, visi elementai. Štai čia su raudonu X pažymėtas iš principo kaip ir mazgas, iš tikrųjų tokią geometriją su idėja statika suformuoti pilnai galima, tikrai nesudaro jokių didesnių problemų, bet šiuo atveju, jeigu taip pasižiūrėjus, mes turime iš tikrųjų tokį labai komplikuotą mazgą, kur, sakykime, štai ši sija ir šita sija ir spyris, jie kirstusi vienam mazge. Čia praeinantis sija, jinai iš viso, sakykime, neturi ryšio su, ta prasme, nesikerta į mūsų jau minėtą mazgą. Šalia turime taip pat sijų, kurios lygiai grečiai praeina su mūsų, sakykime, pagrindinė sija. Tai tokiu atveju mes turime tikrai kompleksinį mazgą, kurį reikėtų skaidyti atitinkamas dalis. Šiuo atveju iš tikrųjų turėtumėm tikėtina skaidyti, pavyzdžiui, šitą mazgą turėtumėm skaidyti 1, 2, 3 ir 4 kokius mazgus, kad mes galėtumėm jį pilnai išanalizuoti. Priešingų atveju, iš tikrųjų, idėjos statikoje mes gautumėm tikrai netikslų rezultatą, abejotiną rezultatą. Taip, tai visų pirma, turime išsigryninti mazgą, kurį mes norime projektuoti. Ir tas mazgas, iš principo, į tą mazgą turėtų ateiti tik sakykime, mūsų tie elementai. Taip, new share. Ir taip, idėja statika. Aplinka. Idėja statika, connection aplinka. Pradėkime nuo pačio paprasčiausio atvejo, sakykime taip, kad negaminti visko nuo nulio, aš tiesiog susikursiu elementarų pavyzdį. Ir aišku, kadangi pasinaudojau šablonu, tai tikėtina, labai smarkiai tikėtina, kad mazgas yra sudarytas tinkamai. O, sakykime, konkrečiai tokį vaizdą mes galime išgauti įvairiais būdais. Tai yra, galime tiek mūsų turimą siją leisti, sakykime taip, leisti žemyn, koloną tempti aukštyn ir taip toliau, tai yra, mes turime begalės modifikacinių įrankių. Štai čia aš užeisiu ant kolonų ir taip pat, matot, turime daugybę offset funkcijų visomis kryptimis, galimybę pasukti ir manipuliuodami su šitais, sakykime, geometrijos modifikaciniais įrankiais, mes galime išgauti štai šį vaizdą ir, kiek kitais būdais, kaip pavyzdys. Šiuo atveju čia yra panaudotos operacijos, kaip cut ir stiffeners, tai mes šias, sakykime, sąstandas kol kas nuimkim, nekreipkim jas dėmesio. Lygiai taip pat, sakykime, pabandykim, aš siją tiesiog išlyginsiu, kad tai būtų horizontali, paprastesnis atvejis, kad tai būtų. Ir tarsi turime labai gražų, sakykime, mazgą, ir turime štai siją privirintą prie kolonos. Pati pradinė situacija, kurią aš turėčiau, tai būtų, tarkim, štai tokia. Ir mūsų šitie elementai, kaip ir prieš tai aš sakiau, kad viskas turi jungtis mazge, taip ir yra, nes jeigu aš štai čia įsijungsiu wireframe funkciją,
aš matau, štai šitas juodas taškas, tai yra fiktyvus mūsų mazgas, į kurį ateina sija ir kolona. Ne, tai lygiai tas pats vaizdas, ką mes matytumėm modeliuodami globalioje analizės sistemoje, kaip ten Global ir FEM ar kažkas panašaus. Taip, taigi, pabandykime, na, sakykime, įjungti fantaziją ir šitą mazgą suformuoti kiek kitaip. Na, tai aš galiu šitą siją, kuri pažymėta raidė B, aš įsijungsiu ašis. Aš dabar matau čia lokalias, štai čia yra sijos lokali ašis, čia yra kolonos lokali ašis ir matau, kad Z kryptim turėčiau ją paleisti žemyn. Ne? Tai matau, kad mano skerspjūvis yra kažkur IP 360. Na ir aš tada nuleisiu šitą siją per kokius 200 mm. Taip. Atrodo viskas neblogai, nes iš principo išgaunam beveik tą patį vaizdą. Vienintelis dalykas, ko mums čia gali prireikti, tai yra tiesiog, na, irgi panaudoti cut funkciją ir nukirpti šitą siją ties koloną. Ne? Tai naudoju operacijas ir štai naudoju cut funkciją. Priskiriu, kad noriu nukirpti siją. Čia automatiškai jisai atpažino, kad kas tas kitas elementas, kolona. Ne? Ir, na, aišku, dar nurodau kažkokias tai virtinės siūles šiuo atveju. Tai realiai mes išgavome ko ne tą patį vaizdą, ką ir matėm prieš tai. Dabar, kur atsiranda skirtumas? Skirtumas atsiranda toje mūsų skaičiuotinėje schemoje. Čia aš įjungęs šį vėl, sakykime, schematinį vaizdą, matom, kad mūsų šitas fiktyvus mazgas, jisai išliko savo padėtį, o mūsų sija yra pastumta žemyn. Ne? Globalios analizės sistemo analizės atveju tai iš principo reikštų tam tikrą ekscentricitetą. Ne? Ir ekscentricitetas jisai padaro ką? Jisai formuoja, na, sakykime, nuo veikiančių įražų atsiranda kažkokie papildomi, sakykime, jeigu veiktų šiuo atveju ašinė jėga šitoj sijai, atsirastų papildomas lenkimo momentas. Ne? Nes ekscentricitetas yra 200 mm, ne, kuriuos mes uždavėme. Kaip pasižiūrėti, ar tai tikrai tiesa, galime pereiti štai prie apkrovų. Ir tai labai gražiai matosi šitose nesubalansuotų jėgų lentelėje. Ne? Mes čia turime apkrovas ant mūsų elementų. Štai jungsiu, kad matytųsi pilnas vaizdas. Taip, apkrovas ant mūsų elementų kraštuose, ne, ties mazgu. Ir štai mes turime uždėtą skersinę jėgą, lenkimo momentą. Na, kolonai, savame aišku, nuo to, kad čia skersinė jėga ateina sijai, tai kolonai ateina ašinė jėga. Na ir dėl, aišku, lenkimo momentų čia pas mus ir skersinė jėga ir sakyti atsiranda. Taip, tai, na, čia šiuo atveju jėgos yra nesubalansuotos. Tai mes pabandykime jas sakykime taip, subalansuoti. Ne? Tai jeigu mūsų sija yra pagrindinis taškas, tai šiuo atveju tai aš, na, sakykime, koreguosiu šitą atraminės reakcijos mazgą. Tai taip, X kryptim, tiesa, dar vienas dalykas, tai yra, atkreipkite dėmesį, tai yra štai šitos nesubalansuotos jėgos yra globalių ašių atžvilgių vaizduojamos. O globalias ašis mes galim pamatyti štai čia. Ne? Tai yra Z plokštuma, X plokštuma, Y plokštuma. Ne? Y, X, Z. Tai ne tos pačios rodiklės, kurias mes matome štai čia, o iš principo į navigacinį kubelį reikėtų pasižiūrėti. Tai X kryptim šiuo atveju kolonai tai turėtų būti, principo nėra, čia neturėtų būti štai šitos. Jeigu priimant, kad, sakykime taip, nėra jokių ašinių jėgų pas mūsų sijai, tai turėtų būti taip. Ne? Tai matom, jau šiuo atveju nesubalansuotų jėgų neliko šitoje vietoje. Na ir čia tik tai yra skirtumas per, nedidelis skirtumas per ašinę jėgą. Tai šiuo atveju, čia turbūt padarykime štai taip. Ne? Kaip ir viskas yra tvarkoj tokiu atveju.
Turbūt labai didelio skirtumo netgi analizė, va, taip suformuotom mazgo, didelio skirtumo nepamatytumėm, jeigu ir turėtumėm štai tokias įražas. Ką aš turiu omeny, sakydamas tokias, tai yra, kad turim lenkimo momentą, na ir skersinė jėga, ašinė jėga. Šituo atveju ašinė jėga kolonai turiu omeny. Nes tas ekscentricitetas, jisai nesuveiktų taip, kaip šiuo atveju dėl tokių esančių jėgų ekscentricitetas nesuveiktų. Ne? Bet jeigu mes turėtumėm mūsų sijoj, sakykime taip, 20 kilonewtonų kažkokią tai, sakykime, gniuždymo jėgą, ne? Štai pridedam. Atsimenam, kad ekscentricitetą aš esu uždavęs 20 cm ir matom šitoje vietoje, skersinė jėga tapo nebesubalansuota, ne? Tai kam reikėtų padaryti, taip dabar vėl ženklą, tai abejoju, jo, tvarkoj. Bet matot, atsirado ir lenkimo momento dalis, kuri yra nesubalansuota, ne? Tai reiškia, atsiranda papildomas lenkimo momentas dėl mūsų užduoto ekscentriciteto. Ir tai savaime, aišku, sąlygotų iš tikrųjų ir kitą rezultatą. Ne? Tai galime pabandyti, paskaičiuoti. Aš greitai paleisiu skaičiavimą. Tikiuosi matysis mūsų skirtumas. Na, matom, kad va, štai kolonai tos šviesoforų principų kokios plastinės deformacijos atsiranda plokštelėse. Siūlėse, kokie įtempiai ir išnaudojimas siūlės ir taip toliau. Tai įėjus į check, mes galime, sakykime, štai, pasuksim šonų vaizdą, kad būtų patogiau. Ir taip, plates ir pabandykime gal įjungti štai įtempiai plastinės deformacijos. Ne? Aš šitą, sakykime taip, mūsų matomą dabar vaizdą nusifotografuosiu tam, kad mes galėtumėm vėliau palyginti. Na ir dabar grįžkime į pradinę situaciją, kai mes dar iki to redagavimo ir grąžykime visus parametrus į savo padėtį. Ne? Tai aš panaikinu šitą mūsų sukurtą funkciją, man dar reikia panaikinti ekscentricitetą ir šitų sąskandų nedėkim, jos, sakykime, nereikalingos palyginimui. Ne? Įražos, kaip matot, aš įražų nekeičiu, įražos paliekam tas pačias, sakykime, buvo ir tas tempimas ir šiuo atveju matom, viskas yra subalansuota. Ne? Tiesa, tos nesubalansuotos jėgos, jos nėra taip, kad jos kažkur tai nuplaukia ir jų nelieka. Jos bet kuriuo atveju atsistoja štai čia į atraminį mazgą. Ne? Tai šiuo atveju mūsų kolona yra viršutinis, sakykime, kolonos mazgas ir tik tai apačia kolonos yra įtvirtinta, tai visos tos nesubalansuotos jėgos iš principo atsiduria galų gale štai čia, toj atraminiai zonai. Ne? Paleidžiu skaičiavimą šito atveju. Taip ir matom šiokį tokį skirtumą. Ten prieš tai mes turėjome čia 0,6 procentus plastinių deformacijų, čia turime dabar jau 0,2. Ne? Tai yra iš principo dėl to, kad mes, sakykime taip, teisingai suformavome schemą, nes va dabar schema atrodo kaip, nes sija ateina į mazgą, kolona ateina į mazgą. Ir tokiu atveju iš tikrųjų mes gauname realesnį rezultatą, kuris iš principo ir turėtų būti vertinamas. Dar tai dėl parodyti, ką mes čia turėjom. Ne? Taip. Plastinių deformacijų pasiskirstimas, štai bent jau kolonai yra visiškai kitoks. Ne? Aš pabandysiu tuoj įjungti šalia, kad būtų ir vienas, ir kitas paveiksliukai. Ir kad nesakytumėt, kad meluoju. Taip, padarykime šitaip. Taip, ne? Matom skirtumus. Tvarkoj. Taip, į ką dar norėčiau atkreipti dėmesį, kalbėdamas apie apkrūvų, arba tiksliau, sakykime, šiuo atveju mums atrodo, kad tai yra apkrūvos, bet iš principo tai yra įražos. Ne?
įrašus iš globalios analizės sistemos ir iš tikrųjų privalomai čia turėtų būti įvedamos įrašos iš konkretaus skaičiavimo derinio. Ne? Tai yra visos įrašos turi būti iš to paties skaičiavimo derinio. Ne? Mes negalime čia įvedinėti įrašų gaubtinių. Ne? Tarkim, įrašų gaubtinių iš 10, 20 ar daugiau ten derinių, nes tokiu atveju mes tikrai gausime nepatikimą, netikslų rezultatą ir sakykime, įrašų subalansavimo nebus galimybės atlikti tokiu atveju. Kaip dirbtinai viską galima, aišku, subalansuoti, bet tai bus jau visiškai nebetikrus įrašas. Taip. Dar vienas niuansas, irgi įvedant įrašas, šiuo atveju mes, kadangi turėjome koloną, sakykime, viršutinio mazgo koloną, tai mes kaip ir neturime į viršų einančio tęsinio kolonos, bet mes galime greitai jį pagaminti. Tiesiog numatom, kad tai yra tęstinė kolona. Ne? Taip, mums šito, man atrodo, šitos funkcijos nebereikalinga, nes jinai buvo. Šita funkcija, jinai buvo skirta sulyginti. Tiesa, aš atsiprašau, praleidau paminėti. Štai, jeigu pačioj pradžiai pas mūsų kolona štai stovėjo štai taip, tai mes nesiją turėtume patraukti žemyn, o geriausias būdas būtų tiesiog koloną pailginti, naudojant tą pačią cut funkciją ir nurodant, iki kiek ją pailginti. Ne? Tai yra tiesiog, ir tuo pačiu mes ir nepakeičiam ir schemos, ir visas rezultatas yra tinkamesnis. Tai taip, grįžtų prie tos besitęsiančios kolonos. Na ir čia, ką norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra, kad jeigu mes analizuojame, štai sakykime, tokį mazgą, ir šiuo atveju, kaip matot, kolonos viršutinėje dalyje, čia gal išjungsiu tas, nėra pridėtos jokios jėgos, ne, o štai viršui. Kad, jeigu tai yra, sakykime, tarpinio kažkokio aukšto kolona, tai faktas, kad bus ten kažkokia apkrova ir iš viršaus kolonai tikrai atsiras ašinė jėga, bent jau. Ne? Tai jeigu mes čia nepridedam jokių įrašų, mes negalim kalbėti apie štai šitos kolonos, sakykime, laikomąją galią. Aš dar save patikslinsiu šitoje vietoje, tai yra, kad apie šitos kolonos zonos laikomąją galią. Ne? Tai yra, neina kalba apie kolono kaip viso strypinio elemento, nes mes tą strypinį elementą visą projektuojam globalioje analizės sistemai. Ne? O čia mes patikrinam lokalią zoną ir tos įrašos, sakykime, ateinančios iš viršaus ir, sakykime, štai šito pjūvio apačioj yra privalomos ir būtinos. Jeigu mes norime, sakykime, tai pasitikrinti, ar šitoj kolonai neatsiranda kažkokių tai ekstreminių įtempių. Ne? Tai kaip pavyzdys, tai galėtų būti tas pats viršutinės, pavyzdžiui, santvaros juostos mazgas su spyriais. Ne, pavyzdžiui, mes, jeigu juos neįvedam ašinių jėgų juostoje, tai apie pačios juostos laikomą galią to mazgo vietoje mes negalim kalbėti visiškai. Tik tuo atveju mes galime atlikti patikrinimą štai sijos galo šiuo atveju ir virintinių siūlių. Daugiau nieko. Apie koloną šiuo atveju nieko negalėtumėm pasakyti. Norėdami kalbėti ir norėdami pasitikrinti ir kolonos, sakykime, štai šios zonos laikomąją galią, tokiu atveju mes turėtumėm būtinai įvesti ir, sakykime, tai, kas ateina, kokia įraša ateina iš viršaus. Šiuo atveju pabandykime tiesiog imituoti, kad, pavyzdžiui, 400 kN yra viršuje, atsiprašau, netempimas, miždymas turėtų būti. Aišku, tokiu atveju atsirado jau pas manęs nesubalansuotos jėgos, ir subalansuoti jas čia paprasta. Turbūt man reikia čia įrašyti 575. Visur nuliai. Ir nieko kito aš nepadariau, tai tik tai
kolonai įvedžiau, sakykime, realią įražą, kurie ateitų iš jau globalios analizės sistemos. Ir savaime aišku, atliekant analizę, jau šita įraža yra, atsiprašau, čia pas manęs šitas vis dar yra aktyvuotas. Taip, ir taip, įraža ateina iš globalios analizės sistemos ir mes jau galime kalbėti apie, na, geriau įsivaizduosime apie tai, kaip, kokie įtempiai atsiranda mūsų kolonoje jau veikiant pilnam komplektui įrašų. Na, kaip pavyzdys, ne, tai savaime aišku, jeigu nebūtų šitų ašinių jėgų, tai čia įtempiai būtų mažesni. Ne? Taip, einam tolyn. Dar vienas aspektas, tai yra pačios schemos, kokią schemą mes prisimam elementam. Ne? Pabandykime čia greitai įvesti dar vieną elementą. Štai member tipo elementą. Member tipo elementai yra tie elementai, kuriems yra privaloma uždėti tam tikrą apkrovą jų gale, arba jie turi būti įtvirtinti. Ne? Jie turi turėti atraminį mazgą. Tai ir tai turi būti visada jiems. Ne? Nepriklausomai, ar tai yra kažkoks tai skersvys, ar tai yra member tipo elementas plokštelė. Taip, pasukime mes šitą elementą ne 90 laipsnių kampu, o pavyzdžiui 45 laipsnių kampu. Jis bus, sakykime, tik tai vienas galas jo bus, ne? Tai reiškia, štai čia elementas tą kryptim tęsis, ne? Tai yra, jisai nepasibaigė. Jo pabaiga yra tik tai va štai čia viršutiniai. Tai yra ties mazgu, ne? Jisai irgi va štai įsiremia į mazgą. Taip, skerspjūvį reikėtų naują susikurti. Sakykime, tai būna kaip tam tikras ryšys. Na, išplauti iš tokio nedidelio, ne? Taip. Ir dabar taip, patį mazgą mes galime, sakykime, jeigu noriu ryšį čia prijungti prie kolonos ir sijos, patį mazgą mes galime suformuoti arba visiškai rankiniu būdu, naudodamiesi tom paprasčiausiam operacijom, arba jau tokiom kompleksiniam operacijom. Ne? Tai, sakykime, kokias operacijas mes čia turim, tai yra pirmos 3 eilutės yra tokios kompleksinės operacijos, kurios savyje turi daugybę nustatymų. O štai, sakykime, čia apatinės 2 eilutės tai yra labiau susijusios su tokium baziniam operacijom, kurios, kaip pavyzdys, įsidėti plokštelę, įsidėti varžtą, įsidėti virintinę siūlę ir taip nukirpti plokštelę. Ne? Tai galime mes tą mazgą suformuoti visiškai iš bazinių jungčių, bet jinai, tokiu atveju tas mazgas bus jau menkai parametrizuotas. Ne? Arba mes galime, sakykime, taip pasinaudoti štai kažkokiam panašiai jungtim, kurią mes norim kurti ir pritaikyti ją. Čia atveju turime matyti varžtus. Aišku, dabar įdėjau aš šitą jungtį, jinai pasigavo, kad tarsi aš norėčiau prijungti šitą siją tokiu keistu būdu, bet ne, aš ne taip noriu, ne siją noriu prijungti, o noriu prijungti, štai pasirinkam M3 elementą. Ir kas gerai su šita parametrizuota jungtim, tai yra, kad aš galiu parinkti, prie ko jinai turi derintis. Ne, tai yra taip, ir prie sijos. Taip, plokštelių storiai. Ir dar vienas dalykas, kurį, sakykime taip, klientai kartais praleidžia pro akis, sakykime taip, kad šiuo atveju mes galime ne tik prašyti, kad operacija
sukurtų naują plokštelę ir su ją kažką tai mes manipuliuotumėm, bet mes galime nusipiešti savo plokštelę ir, sakykime, priskirt, kad programa naudotų tą plokštelę. Ne? Tai kaip tai atrodytų, tai yra tiesiog vat, su operacija mes sukuriam plokštelę, kuri, aišku, jinai dabar įsidėjo čia vat, vėl į mazgą, bet mes galim ją prisirišti prie bet kokio elemento, šiuo atveju, sakykime, prie kolonos ir tegul tai būna prie, tiesa, dar irgi navigavimas, atkreipkite dėmesį į kairį apatinį kraštą. Aš kai užeinu ant bet kurios plokštelės, yra jos pavadinimas. Pavyzdžiui, čia yra elemento B viršutinis flanšas. Ne? Čia bus kolonos C viršutinis flanšas. Na, tai tokiu atveju man pakanka paprastai tai pasirinkti. Ir taip. Tada mes bandykime pačią plokštelę pasukti. Ir kad tai būtų ne kaip rib, o kaip doubler. Čia ne doubler, o čia ne. Taip. Ir mes vaizduokim, kad čia yra 0. Taip, čia yra 0. Čia tas gal būna apie, nežinau, 250. Į apačią. Tai būna apylygiai. O šitą. Na, plokštelė kaip ir suformuota, dabar man belieka ją tik tai nusileisti žemyn. Na ir tokiu atveju mes jį per, jeigu taip žiūrėt, tai šiuo atveju sijos aukštis 360, plokštelė turėtume nusileisti 150 plus pusė sijos, ne, tai 102, 320, ne, kažkas taip. Ne? Tiesa, nėra būtinybės o taip labai, sakykime, tiksliai pataikyti tas plokšteles. Čia šiuo atveju, matot, kur raudonas spalva, tai ten rodo, kad mums kažkas kertas. Ne? Tai šiuo atveju mes galim paprasčiausiai imti ir apsikirpti šitą plokštelę. Tai taip pat irgi, sakykime, dažnai vietoj šito plokštelės kirpimo klientai stengiasi taikyti paprasčiausią kirpimą, tai, na, plokštelėm apkirpti reikėtų naudoti šią funkciją. Ne? Nu, ir tada labai paprastai, mūsų plokštelės numeris yra SP1, taigi plokštelės P1 apkirpam pagal koloną ir galim šitą funkciją nukopijuoti ir pasakyti, kad apkirpam ir pagal siją. Ne? Tokiu atveju netgi iš karto suformuojama yra virintinė siūlė. O štai mūsų suformuotai šitai jungčiai, tiesiog vietoj naujos plokštelės pasakom, kad naudok esamą plokštelę. Ne? Ir, aišku, turim nurodyti system plate. Mirka. Kažkas čia. Gerai. Man atrodo taip. Palauk, kažkodėl dabar. Taip.
Gerai, matau, kad čia truputėlį užstrigo, sakykime, negaišindamas jūsų laiko, tiesiog gal ne, neieškosiu problemos, aš tai, tiesiog dabar praleidau kažkokią tai funkciją turbūt ir man nepasigamins taip greitai, tai vat, aš tuoj įjungsiu naują failą, kuriame buvo suformuotas panašus mazgas ir na, tiesiog parodysiu pačią idėją, ką aš norėjau pasakyti. Taip, tuoj atidarys mazgą. Share, šis. Share. Ne, na, pagal idėją, sakykime, yra tas pats mazgas, tik tai tiek, kad šiuo atveju varžtų, sakykime, užteks mums vien. Taip, pabandom skaičiuoti. Aha. Na, kol skaičiuoja, aš matau, yra klausimas. Aš gal įgarsinsiu jį. Gal galite patikslinti, kodėl pridėjus 400 kN viršuje ir žiūrint įtempius, įtempiai virš sijos jungio vietos buvo nulis, ar neturėjo būti daugiau negu nulis. Taip, štai tada įjungsiu. Aš berods. Taip, įjungsiu aš tuoj tą konkretų atvejį. Taip. Šito neturėjau. Nu, share. Taip, čia buvo mūsų šitas atvejis, ne 400 viršui. Matau, kad skaičiavimas yra prapuolęs aš. Taip, dėl įtempių ir ekvivalenčiai įtempiai. Na, tai nėra, kad, sakykime, nulis, tiesiog tai įtempiai yra palyginti nedideli. Ta prasme, na, čia reikėtų žiūrėti spalvinę gamą, bet na, nėra galimybės ištraukti, sakykime, tokio tipo rezultato, bet tai nėra, sakykime, ta nulinė reikšmė šiuo atveju. Tai yra, na, nedidelė reikšmė. Ir visa jėga, sakykime, taip tikėtina, koncentruojasi į štai šitos, į flanšus. Nu, aš taip suprantu, kada jie kalba apie štai šitą vietą, tamsią mėlyną. Taip, na, skaičiavimas praėjo iš tikrųjų. Taip, ir mes pasižiūrėkime, tam tikrose situacijose mes gaunam klaidą, vat taip suformavus mazgą, tiesa, atkreipkite dėmesį, kad norint tiksliai, sakykime, taip pasižiūrėti, ar mazgas yra gerai sumodeliuotas, mums reikėtų būtinai pasitikrinti deformuotą schemą. Aš dabar tik tai. Taip. Na, turėtų užgauti. Taip.
Aš čia truputėlį per daug padidinau mastelį. Tuo akimirką transliacija tikrai strikdo kompiuterį. Mhm. Na gerai, kol, sakykime, čia kompiuteris bando užsikrauti, bet mintis yra tokia, atkreipkite dėmesį į pačius ryšius. Jie iš tikrųjų, dažnu atveju programa gali išmesti ir nestabilumą, sakykime taip, ir automatiškai tiesiog neskaičiuoti. Ne? Šiuo atveju, na, turbūt įrašų dėka, mums, na, sakykime, kažkokio tai situacijos dėka, mums tarsi atrodo, kad suskaičiavo ir mes tarsi pradėtume analizuoti rezultatus, bet būtinai visada turime atkreipti dėmesį į deformuotą schemą. Ir šiuo atveju matom, kad ryšiai deformuojasi labai, na, sakykime taip, nekorektiškai, ne, ir duoda mums nekorektišką bendrą vaizdą. Tai, tai iš principo yra sąlygota pačių ryšių skaičiuotinė schema, kurią mes irgi taip pat turime numatyti. Ne? Tai yra programa leidžia mums parinkti skaičiuotinę schemą ir va, ties kiekvienu elementu mes tą skaičiuotinę schemą parinkinėjame. Tai va, kolona šiuo atveju yra parinkta, kad gali perimti, sakykime taip, arba čia galima pasakyti dviejopai. Mes koloną galima apkrauti štai tokio tipo įražomis. Ne? Tai yra ašinė jėga, skersinės jėgos ir visų krypčių lenkimo momentai. Sija irgi lygiai tas pats. Šitas spyris, jisai negali būti realiai apkrautas visais šitais komponentais. Mes turėtumėm pasirinkti vieną iš žemiau esančių atvejų. Na ir savame aišku, kadangi spyris, ryšys šiuo atveju yra tvirtintas tik tai vienu varžtu, jis neturi turėti galimybės pasisukti. Ne? Tokiu atveju mes turėtumėm pasirinkti, kad tai yra, kad spyris gali perimti tik tai ašinės jėgas, mazgas, ta vieta gali perimti tik tai ašinės jėgas ir skersinės jėgas. Ne? Ir tokiu atveju, štai, vat, ir simbolis tam tikras atsiranda pas mūsų, štai, ta prasme, tos juostos simbolizuoja na, mūsų pasirinktą įtvirtinimo, sakykime taip, pasirinktą schemą. Na, o čia mes, jeigu pasižiūrėsim, tai vat irgi įtvirtinimas rodo, kad, sakykime, tas ryšys turėtų galimybę pasisukti iš plokštumos. Ne? Arba ryšys, štai va šiuo atveju jisai turėtų galimybę suktis plokštumoje. Bet vėl pasikartosiu, kadangi šiuo atveju mazge turime tik tai vieną varžtą, jisai leidžia elementui suktis apie tą varžtą ir tokiu atveju mes, na, gaunam tiesiog netinkamą skaičiuotinę schemą ir netinkamą rezultatą vėliau. Šiuo atveju reikėtų rinktis būtent tokį atvejį. Ne? Žodžiu, reikėtų įvertinti, kaip mūsų elementas yra įtvirtintas globalioje konstrukcijų schemoje, ne, ir koks jo darbas tikėtinas. Taip, sekantis dalykas, tai yra, tuoj aš tada įjungiu naują schemą. Share. Share. Taip.
viena iš dažniausiai pasitaikančių problemų tai yra jėgos pridėties taško numatymas. Ne? Tai yra pagal nutylėjimą, sakykime, mes dabar turime situaciją tokią. Ne? Turime siją, pagrindinę siją ir turim šalutinę siją. Ir ta šalutinė sija per varžtinę jungtį yra prijungta prie pagrindinės sijos. Logika sakytų, kad mūsų, sakykime, šita sija, šalutinė sija, ties varžtai, ten, kur yra, sakykime, iš principo suformuotas šarnyras, lenkimo momentas turėtų būti lygus nuliui. Šiai dienai, dabar, šiuo momentu, pas mūsų, kaip pasiskirsto jėga, galim pasižiūrėti, štai atsistoja ant tos mūsų apkrūvų, įjungia arba šitą permatomą vaizdą, arba skaičiuotinę schemą, mes galime ir aišku pasižymėję konkrečiai elementą, kurį norime matyti. Štai mes matome, kad šiuo atveju taip ir yra, nes, tiesą pasakius, įjungiau schemą, kuri yra jau teisingai padaryta, bet mintis yra, kad tas nustatymas, kur jėga turės, sakykime, kur lenkimo momentas bus nulis, mes pasirenkame štai irgi prie modelio tipo, prie force in. Ne? Tai yra, pagal nutylėjimą visada būna numatyta štai funkcija node, ne? Kad jėga yra pridėta mazge ir šiuo atveju, kadangi mes turime šalutinę siją, kurią veikia, šiuo atveju tik skersinė jėga, ne? Šitą mazge, tai ta skersinė jėga ir yra pridėta mazge. O štai ta žalia diagrama, kurią jūs matote, tai yra iš principo lenkimo momento pasiskirstimas to šalutinės sijos ilgio linkme. Ir čia, aišku, netgi matome reikšmę tam tikrą užrašytą, bet tai yra iš principo 60 cm ilgio, sakykime, atkarpa mazga. Ir gaunam 0,6 kilonewtonų lenkimo momentą tokiu atveju. Tai yra lenkimo momentas šitam krašte. Tai būtų, sakykime, tarsi atrodytų, kad tai yra neteisinga, bet šitoj vietoje mes turėtumėm išskirti tokį dalyką. Tai yra, štai jungiam skaidrės. Turėtumėm išskirti 3 tokius, sakykime, netgi šarnyrinio, iš pirmo žvilgsnio šarnyrinio mazgo atvejus. Tai yra pirmas A, B, C atvejai. Ir matom, jie yra visi tokie, iš dalies panašus. Sakykime taip, pirmojo atveju mes, tarkim, turime koloną. Kolona yra šiuo atveju orientuota taip, kad jinai iš principo turi galimybę perimti bet kokį lenkimo momentą atsiradusi dėl, štai to aš pažymėsiu, dėl šitos nedidelės gembės, kuri yra nuo kolonos centro, sakykime taip, iki šitų varžtų pridėties vietos. Jinai yra pakankamai standi ir mes iš principo, aišku, netgi, sakykime taip, skaičiuojant šitą virintinę siūlę ir tikrinant pačią plokštelę, šitas lenkimo momentas privalo būti vertintas ir jisai nulems, sakykime, tos virintinės siūlės dydį. Taip, bet kolona yra pakankamai standi ir jinai, sakykime, perims tą susidariusią lenkimo momentą. Kitas atvejis, tai yra, peršokam į kažkodėl labai iškartas jungia. Kitas atvejis, tai yra štai čia B atvejis, tai yra štai šičia žemiau parodyti paveikslėliai, tai yra galimi 2 variantai. Tai yra, įsivaizduokim, kad mes turime šitą pagrindinę siją, štai šią pagrindinę siją, labai ilgą, ir jinai yra dvitėjis, ir kaip mes žinom, tokio atviro skerspjūvio elementai, jie yra, sakykime, taip, turi labai mažą standumą sukant, sukamą į standumą. Tai ir jeigu mes turime atvejį, kai mūsų šita šalutinė sija yra, sakykime, tos pagrindinės sijos centre, pavyzdžiui, ir tas papildomas lenkimo momentas, kurį kolona šiaip sugebėtų paimti ir atlaikyti, ir ten deformacijos, sakykime, jinai būtų standi toje vietoje, tai šita sija
jinai tikėtina irgi šiek tiek pasideformuotų. Aišku, čia yra su sąlyga, jeigu ant viršaus mes neturime ten betoninio pakloto arba kažkas, kas galėtų suvaržyti mūsų šitos pagrindinės sijos posūkį. Ne? Tai tokiu atveju mes turėtumėm situaciją, štai šią situaciją, ir iš principo mes turėtumėm jėgą perduoti jau nebe varžtų centre, o turėtumėm pridėti ją konkrečiai štai sijos, tai yra mazge, pačiam mazge. Ne? Aišku, sakykime taip, čia, kaip sakiau, situacija yra, kai stovime pagrindinės sijos centrinėje dalyje ir sija yra pakankamai mažo standumo, sukamojo standumo. Ne? Bet artėjant, sakykime taip, prie atraminio taško, tos pagrindinės sijos, kuris, sakykime, gali perimti, kuris yra suvaržytas pasisukimui sijos, mes pradėtumėm gauti, sakykime, jau artėtumėm štai prie kito atvejo, prie štai šio atveju, kai iš principo tada sija yra labai standi, jinai negali pasisukti, tai tokiu atveju taip mes jėgą turėtumėm prisidėti ties varžtų centru ir iš principo turėtumėm štai tokią situaciją. Tai taip reziumuojant, galima sakyti, kad štai šito B mazgo atveju mes turėtumėm įvertinti, kurioje vietoje yra mūsų mazgas, kurioje, ta prasme, koks yra apskritai sijos įtvirtinimas, ar jinai nepasiduos dėl to lengvo, ta prasme, nedidelio sukimo momento. Ir atitinkamai priimti atraminės reakcijos nuo šalutinės sijos padėtį. Ne? Kitas sprendimo būdas, kad nereikėtų labai smarkiai laužyti galvą, sakykime, tai galėtų būti įvertinti vieną situaciją, įvertinti kitą ir, sakykime, taip priimti pačią nepalankiausią kiekvieno komponento atveju, ne vidutinės siūlės varžtų ir taip toliau, ir suprojektuoti mazgą su šiek tiek konservatyvesniu požiūriu. Ne? Kitas atvejis, sakykime taip, turime tą pačią standžią koloną, ir turime siją, ir turime tikrai didelę gamą varžtų įdėtą. Ir savaime, aišku, šitie negalės, jau čia tikrai nėra šarnyras, nes norėdamas jie pasisuk tikrai tam tikri varžtai gaus horizontalią skersinės jėgos dedamąją, ne, ir sukurs tam tikrą standumą. Ir mes turėtumėm, sakykime, tą atraminę reakciją jau pridėti nebe varžtų centre, o kažkurioje vietoje, tam tikroje pozicijoje. Mes taip pat idėjų statikai galime numatyti, ta prasme, atskirą vietą, kur norim pridėti atraminę reakciją, ne tik prisirišti prie atitinkamų varžtų. Dabar, kurioje vietoje turės būti šita atraminė reakcija, tai apspręs, kokio standumo yra šitas mūsų mazgas. Tai tokiu atveju, iš principo, jau reikėtų mums pereiti prie standumo skaičiavimo. Ne, tai yra, mes turėtumėm atlikti standumo skaičiavimą, įvertinti, kokio standumo mazgas yra, ir atitinkamai numatyti, kurioje vietoje turėtų būti ta jėga pridėta. Tai o inspektuot, tai yra, kaip mes esam pridėję jėgą, tai galima, kaip jau aš prieš tai parodžiau, tai yra, arba mes atidarom štai šitą permatomą langą, arba visišką schemą pasižiūrim. Ir savame, aišku, dar turėtų būti, sakykime, prie jėgos, ten, kur įvedam jėgą, mes turėtumėm aktyvinti konkretų objektą, kurio tą lenkimo momentą šiuo atveju mes norime matyti. Ne? Taip. Taip, būtų apie jėgos padėtį. Sekantis dalykas, ką aš norėčiau parodyti, tai yra irgi dažnai prabėga pro akis vartotojams dėl taip vadinamos funkcijos stiffening member. Kuom skiriasi šita funkcija nuo kitų funkcijų, tai yra
arba tiksliau nuo paprasto member. Ne? Aš čia jau, bekalbant, aš jau buvau pabrėžęs, ne, kad member elementas tai yra elementas, tai yra mūsų sija, kaip čia vat matom, kolona. Ir visais atvejais tiek, sakykime, kolona turės atraminę reakciją šiuo atveju, jėga privalės turėti tam tikrą jėgą, vat, ką mes matom. Ne? O stiffening member elementas, mes jam galime priskirti bet kokio tipo skerspjūvį, jis dalyvauja mūsų konstruojamam mazge, bet jam nereikia pridėti nei kažkokios tai jėgos ar ten įražų ir jam ne tas, kad nereikia, bet jam ir negalima pridėti jokios įražos ir negalime pridėti jokios atramos. Jis yra tik tai pagalbinis komponentas mums suformuoti mazgą. Ir kaip čia mes matom pavyzdį, sakykime taip, štai čia turime vieną member elementą, čia turime kitą member elementą, jų tarpe kažkur tai stovi tas mūsų fiktyvus mazgas. Na, o kadangi mes norime suformuoti dvi tokias jungtis čia, tai tarpe mes panaudojame stiffening member funkciją. Kitas pavyzdys, kur galima būtų pritaikyti tą stiffening member elementą. Dabar pabėgo mano. Na, taip, tu aš įjungiu tą. Šitas. Štai mano modelis. Taip, vienas iš pavyzdžių. Šičia turime siją ir tą siją norime per atraminį kažkokį tai staliuką pritvirtinti prie gelžbetoninio elemento. Ir tokiu atveju, na, sakykime, mes turime tik tai vieną member tipo elementą, prie kurio pridėsim įražas. Šitas atraminis staliukas, jis yra SM1, ne, štai čia stiffening member elementas ir jis nereikalauja nei įtvirtinimo, nei reakcijos. Čia yra pavyzdys, kai, sakykime taip, yra atrama formuojama iš betono, tai atrama tokiu atveju yra pats betono kubas šitas. Ne? Tai taip. Nes šitas stiffening member, štai šitą funkciją. Ne? Mes jam galime priskirti, kaip minėjau, skerspjūvį bet kokį, na ir atitinkamai išanalizuoti. Kitas atvejis, kuris irgi pasitaiko, sakykime taip, tai yra nelogiškos įražos elementas. Ne? Tai, sakykime, labai gerai iliustruojantis pavyzdys, panaudosiu tą patį uždavinį čia, išjungiu virintinės siūles, su kuriuom buvo čia pritvirtinta šita sija prie staliuko ir įvesiu, sakykime taip, varžtinę jungtį. Taip, varžtinė jungtis. Mes norime pritvirtinti ne plokštelę, o norim pritvirtinti siją M1 apačios planšą prie tiesa, irgi šitie stiffening member, jie skaitosi vis tiek kaip member, bet yra sustandinantis. Ir jisai mes jį pasirinkom iš čia, iš member elementų. Ne? Taip, matom, varžtas įsidėjo. Truputėlį mes jį pakoreguokim. Sakykim taip, eilės tegul būna 50 ir, pavyzdžiui, 100. Gal mums taip ir užteks. 2 varžtai. Taip, yra 2 varžtai. Viskas tvarko. Ir kartais, kalbėdamas apie nelogiškas įražas, sakykime taip, tokio tipo mazgui būna pasitaiko, na, sakykime taip, importuojant gal įražas arba tiesiog siekiant būti atsargos pusėje, yra, pavyzdžiui, štai čia šiuo atveju įvedamas kažkoks tai papildomas
papildomą įražą. Ir va šiuo atveju tokia sukimo momentas, tarkim, įvedamas. Ne? Gal jisai yra labai nedidelis, ir jį gal tiesiog ignoruojamas jisai yra, bet jisai duoda iš tikrųjų labai chaotišką rezultatą. Kaip pavyzdys, šitas mazgas tikrai nėra suformuotas, kad galėtų perimti sukimo momentą. Ir aišku, viena laimė, kad aš esu įvedęs varžtų porą, šiuo atveju įvedžiau varžtų porą, kuris sugeba perimti, sakykime, kažkokį tai sukimo momentą, bet jau tokiu atveju pačiam varžte atsiranda nelogiškos įražos. Tai čia aš perinu į check skiltį ir štai, sakykime, taip įsijungiam jėgas varžtuose ir matom, kad, pavyzdžiui, štai varžte atsiranda 10 kN tempimo jėga. Tas iš tikrųjų yra nelogiška, nes šiaip, sakykime, tokiam mazge galėtų veikti ne daugiau, sakykime, skersinė jėga, ir gal kažkokia labai nedidelė ašinė jėga, ne? O čia mes gaunam varžte tempimą. Tai tokiu atveju irgi reikėtų atkreipti dėmesį, kad mazgas iš principo, kaip mes suformuojam mazgą, jisai turėtų atitikti įražas, kurias mes norime ant to mazgo uždėti. Taip. Taip, dar norėčiau tiesiog paakcentuoti, nes šiaip prieš tai buvusio idėjos statikos interfeise buvo šiek tiek kitoks išdėstymas, sakykime, visų įrankių ir norėčiau parodyti tiesiog, kad tikrai lengvai galime perjungti tarp skirtingų analizės būdų, nes žinom, kad idėja statika connection turi daug skirtingų analizės įrankių, tai yra štai čia užėjus ant paties mazgo, mes turime štai tuos analizės būdus. Tuos analizės būdus taip pat galima pakeisti peršokus į project skiltį ir čia mes matome, tai yra analizės tipas ir šiuo atveju mes turime tą patį sakykime, gal negalima sakyti paprasčiausią, bet turime tą standartinį EPS, tai yra įtempių ir deformacijų analizė. Toliau ST tai yra stiffness analizės, tai yra, kai mes norime mazgo standumą nustatyti. Toliau turime capacity design, tai čia iš principo yra stiprumo skaičiavimas seisminių regionų zonose. Toliau joint design resistance. Čia yra iš tikrųjų vienas iš tokių, sakyčiau, privalomų naudoti analizės tipų. Tai yra tam, kad mes įsivaizduotumėm, kiek iš tikrųjų tas mūsų suformuotas mazgas, kiek jis iš tikrųjų dar gali atlaikyti, kalbant iš įtempių ir deformacijų sąlygos. Toliau yra nuovargiui, gaisro atsparumui ir tai yra, kai mes analizuojam, sakykime, tą progresyvę irtį konstrukcijų, sakykime, perdangos, sijos, jos pradeda dirbti kaip, turi galėti vietoj ten lenkimo momentų perimti ir tempimą, ir čia pagal normas yra tam atitinkamas skaičiavimas. Tai dabar tiesiog užkrito šitas terminas. Taip, tai ką galima būtų pasakyti dar apie standumo analizę šiuo atveju. Tai yra dalykus. Aš jungsiu gal, sakykime taip, labiau priimtiną mazgą. Taip, turėtumėm atkreipti dėmesį į užduodamų elementų ilgius. Į užduodamų elementų ilgius, kaip sijos, kolonos, sakykime taip. Ne? Tai, pavyzdžiui, kur tas elementų ilgis užduodamas. Tai žinoma,
turime visų pirma perjungti mūsų analizę ne į stress strain, o į stiffness analizę. Viskas yra įtvirtinta ir tai jėga yra tam tikra pridėta prie sijos, taigi iš principo sija bus analizuojama. Ir štai čia atsiranda štai stiffness analizės ir teoriniai ilgiai. Ne, tai yra teorinis ilgis plokštumoje sijos ir iš plokštumos. Tai nuo šito ilgio labai priklauso ne paties mazgo standumas, bet vėlesnė gradacija, kur programa priskirs, ar tai yra šarnyrinis mazgas, ar tai yra standus, ar tai yra dalinio standumas. Dar vienas parametras, nuo kurio priklauso irgi gradacija, ar tai bus šarnyras dalinio standumo. Taip, yra tuoj. Taip, yra štai varnelė, kuri yra pagal nutylėjimą nuimta. Tai yra, kad šis mazgas priklauso pastatui, kuris yra ryšys nesuvaržytas, ne, tai reiškia, yra galimi poslinkiai, ne, kryptimą. O jeigu mes turime kitokią sistemą, sakykime, tie ryšiai atėjus, tokiu atveju galime, programa mums skirs. Štai code setup yra brace irgi nurodė. Tai tokiu, sakykime, neįtakoja Taip, aš matau, kad truputėlį vaizdas kažkaip atsilieka. Ir, pabandykime tada mes atlikti skaičiavimą šitą. Kad parodyti, kurioje vietoje ta gradacija, aš noriu. Kol čia šitas elementas skaičiuoja, mes gal eikime prie štai kito dar atvejo. Tai dar ką aš norėjau parodyti, tai yra dėl ta analizės tipas design resistance. Tai yra joint design resistance. Tai yra štai joint design resistance funkcija. Tai yra analizės tipas, kai programa kelia mūsų užduotą apkrovą iki pat, sakykime, galutinio taško ir mes galime pamatyti, kiek apskritai tas mazgas gali atlaikyti. Ir kad mums susidaryti įspūdį apie tai, kokia yra maksimali to mazgo. Aš tada paleisiu ir šitą skaičiavimą. Aš tikiuosi, mūsų skaičiavimai nesusikirs. Čia vis dar skaičiuoja šitas. Taip. Taip, matom šitas atvejis, kai skaičiuojam joint design resistance, matom, ant kiek keliama apkrova, ne? Ir 166%, tai reiškia, kad programa daugina mūsų užduotas apkrovas, tiksliau užduotą apkrovų kombinaciją, tai yra ten lenkimo momentas, skersinė jėga, ašinė jėga, visas tas apkrovas daugina iš atitinkamo, sakykime, šito koeficiento. Tai yra 140%, tai yra 1,4. Tai yra iš principo, mes jau galime įsivaizduoti, kokio lygio, kiek tas mazgas gali atlaikyti.
Bet, ką aš noriu pabrėžti, kad visi komponentai įražuose yra dauginami iš šito koeficiento tokiu atveju. Ne? Tai vat, jeigu turim ašinę jėgą ten 100 kN, tai ją padaugins iš 1,4, turim lenkimo momentą 50 kN ir jį daugina. Ne? Tai mes gauname tą kombinaciją tų įražų. Ne? Kad tai nesusidarytumėt įspūdžio, kad tai yra, sakykime, dauginamas kažkoks lenkimo momento komponentas. Tai va, šiuo atveju suskaičiavo. Einame į check. Dabar iš karto mes nematom kažkokio tai apčiuopimo rezultato tokiu atveju. Bet viskas atsistoja štai čia prie patikros, tai yra Joint Design Resistance, mes gauname visą mazgą. Čia mes turime suvestinę, ne? Tai reiškia, mes savo apkrovas galime padauginti iš 1,4, kad jau visiškai pasiektumėm mazgo maksimalią laikomąją galią. Į ką čia norėčiau atkreipti dėmesį, kad nesusidarytų įspūdis, kad, pavyzdžiui, šitas mazgas ir gali atlaikyti tokią didžiulę jėgą. Sakykime, antiek didesnė ta apkrova. Tai yra, mes atkreipkim dėmesį į tai, kaip dirba pats mazgas apkrovai kylant. Ne? Tai vat, matom, kad jisai pačioj pradžioje yra absoliučiai standus. Vėliau pradeda reikštis tam tikros plastinės deformacijos, tai nuo kažkur tai 70%. Ne? Toliau mes turime dar didesnį plastinių deformacijų vystymasi ties 100%. Na ir ten yra dar lūžis ties turbūt 130% apkrovos dydžio. Tai ką tai reiškia, tai yra, jeigu mes dar padidintumėm apkrovą, tai labai smarkiai išaugtų plastinės deformacijos. Ką tai gali sąlygoti? Tai gali sąlygoti netgi, sakykime, tų pačių įražų persiskirstimą jūsų globalioj sistemoje. Ir dar tai reiškia, kad klausimas, kaip jūs projektuojate savo konstrukciją, ar jūs atlieka tik tai tiesinę analizę, ar jūs galite įvertinti ir plastinės deformacijas įražų pasiskirstymą. Tai į tai tikrai reikėtų atkreipti dėmesį. Tai mes, reiškia, ne visada galime tas maksimalus išnaudojimas, jisai parodo, kurioje vietoje mes esam su to mazgo išnaudojimo lygiu, bet, kad tenais traktuot, kad mes galime kelt tikrai iki ten dar 40%, tikrai to nėra. Tai reiškia, jeigu mes taip norėtume padaryti, reiškia, mes turime jau analizuoti ir mūsų siją, nes jeigu ten įvyks kažkoks tai lenkimo momento persiskirstimas, tai gal tada vidurinis pjūvis jos gali nelaikyti ar kažkas tokio. Tai į tai reikia labai atidžiai pasižiūrėti. Taip, dabar tie mistiniai 5% plastinių deformacijų, kuriuos tiesa, jau man atrodo suskaičiavo, aš gal grįšiu, dar vis skaičiuoja. Tai tada aptarkim tas plastinės deformacijas. Taip, tos mistinės 5% plastinės deformacijos, kurios numato, kurias, sakykime taip, leidžia Euronormos plokštelėse, bet eina kalba apie 3 Eurokodo 5 dalį. Tenais yra numatyta, kad mes galim analizuoti, sakykime taip, atskaitiniais būdais ir vertinti tą 5% plastinę deformaciją, bet šitoje vietoje vėl aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad ne visur turbūt tos plastinės deformacijos gali būti priimtinos, nes mes iš dalies turėtumėm vertinti, ar jos nekeičia mūsų globalios schemos įražų, tenais deformacijų, tos jau didesnės deformacijos. Kartais iš tikrųjų turime situacijų, kur tų plastinių deformacijų iš viso neturėtų būti, ir tai mes galime valdyti irgi per Code Setup. Taip, ir čia mes turime štai nustatymą. Limit Plastic Strain, 5%. Tai čia irgi yra kiekvieno inžinierio sprendimas, sakykime, kokią ribą mes galime pasiekti tam tikrą mazgę, kaip pavyzdžiui,
Tas pats flanšinis mazgas skaičiuoja, nu, tarkim, pagal statybos techninį reglamentą, kas buvo, kas yra, sakykime taip, iš viso negali turėti jokių plastinių deformacijų, tai reiškia, mes turim čia šitą ribą koreguoti. Ne? Tai tokiu atveju mums reikėtų ją irgi pasikoreguoti. Taip. Na, tikėjausi jau ten suskaičiavo. Tai dar skaičiuoja. Taip. Pasižiūrėsiu, kol skaičiuoja, matau, kad yra. Įgarsinsiu vieną klausimą, bet palauk, šaltinis įjungėsi. Na, taip, na čia įdomumo toks, sakykime, smalsus klausimas, jeigu taip žiūrėt, tai kad pasižiūrėt, koks standumas yra mūsų tos jungties čia, kur mes turėjome sieją, šalutinę sieją ir pagrindinę sieją. Aš dabar bijau, nu gerai, pabandykim, tiesą pasakius, tai nieko man šiuo atveju nekainuoja, tai galim, jeigu jau mes perjungiam į stiffness analizės ir, na, tokiu atveju aš tikiuosi, kadangi šitas teisingai, čia juk slenkimo, tai mes tada turim fiktyviai, teisingai, čia kadangi yra tik tai skersinė jėga pridėta, tai mes to lenkiamojo standumo niekaip negausim. Iš tikrųjų, ta jėga, kuri yra užduota čia, tokio tipo standumą mes ir galim skaičiuoti. Jeigu, sakykime, taip užduočiau įrašinį jėgą, tai ir įrašinį standumą paskaičiuoti, jeigu yra poreikis. Ne? Tai šiuo atveju, nepriklausomai kokio dydžio aš tą lenkimo momentą čia užduosiu, aš tiesiog, na, programa turėtų. Taip, calculate ir there are no loads on member set. Nu, kad yra jau. Nu, pabandykime kopijuoti kažkas, man čia nepatiko. Aš. Gerai. Na, gal čia tas skersinė jėga nepatiko šitam mazgai. Iš principo, kadangi užduotas tik tai lenkimo momentas, tai tik tai lenkimo į standumus. Tai čia. Aš irgi skaičiuoju. Čia turbūt labai man apkrauna, sakykime, procesorių. Ta transliacija, tai truputėlį aš iš tikrųjų turėjau greičiau suskaičiuoti viską.
Na, gal čia šitą suskaičiuos greičiau. Mhm. Taip, tai, na, automatiškai, ne, tai kadangi šitas lenkimo momentas, tai va tuos du varžtus apkrauna, tai va jie man net ne visai ir laiko, nesakykime, taip jie pereikvojami. E, Na, o pats tas standumas galima pasižiūrėti, kas gaunasi. Tai čia šiuo atveju galima pasižiūrėti ir patį tą, sakykime, grafiką, ką mes turim. Tai va tas skirstimas, aišku, čia nelabai vizualus. Matom, kad čia va ta mūsų žalia, tai yra mazgo, tas standumas, jisai gulo visiškai ant žemės, ne? Ir netgi nesimato tų rėžių, vat, kurie vat, turėtų matytis, jie normalos standumo mazge jie matosi. Ne? Tai šiuo atveju vat, ir netgi mazgai klasifikuoja kaip šarnyrą. Tai, kaip minėjau, visa tai priklauso irgi nuo mūsų užduotų ilgių. Ne? Tai yra štai. Vat. Nu, čia 6 metrai dabar užduotų. Tai jau pakankamai daug. Ne? Na, dar pasižiūrėkime, jeigu suskaičiau, tai suskaičiau, jeigu ne, tai gerai. Check. No, ir taip, rotational stiffness. Taip. Tai va mūsų konstrukcija ir iš tikrųjų matom, kad štai ta žalia linija, čia gal išplėsim, va jinai yra mūsų mazgo charakteristika, ne, iš principo, ir jinai nuo pat pradžių eina, galima sakyti, visiškai stačiai 90 laipsnių kampu, tai vienareikšmiškai tai yra standus mazgas. Ir va štai šitą geltoną liniją charakterizuoja jau tą, viskas, kas yra už geltonos į kairę pusę, viskas yra standu. Ne? Viskas, kas tarp geltonos linijos ir mėlynos, šiuo atveju programa skaitys, kad tai yra dalinio standumo. Na, o čia mes turime šarnyrą iš principo. Ne? Šarnyras tai reiškia, kad tai yra pakankamai didelis posūkis lyginant su pridedama jėga. Tai, kaip ir minėjau, tiek tie skaičiuojami ilgiai, jie nulėmė būtent tą gradaciją. Ta gradacija, ta geltona ir ta mėlyna linijas, nulėmė tie skaičiuojami ilgiai, kuriuos matėte prieš tai, ir štai va čia. Ir prie code setup esantis štai sistemos aprašymo būdas.